Mes suprantame, kad kai esate šiame fiziniame pasaulyje, kurį suvokiate per savo pojūčius, pokalbis apie vibracinę realybę egzistuojančią dar prieš fizinę formą gali pasirodyti ne pats lengviausias. Tačiau svarbu žinoti, viskas, kas egzistuoja fizinėje formoje, pirmiausia egzistavo kaip vibracija. Viskas prasideda nuo minties, o kuo ilgiau mintis yra mąstoma, tuo aiškiau jį gauna formą, kol galiausiai tampa fizinė realybė. Jūs gyvenate aplinkoje, kur daugelis žmonių dalijasi panašiomis mintimis ir lūkesčiais. Tai sukuria gana stabilę platformą, iš kurios jūs plečiatės. Ta platformą jūs vadinate realybė. Tačiau mes norime pabrėžti ne pačią realybę, o tą dalį, iš kurios jūs plečiatės. Nes kai per daug susikoncentruojate į tai, kas yra dabar, jūs judate labai lėtai į tai, kas galėtų būti. Supraskite, ši vibracinė realybė, šis sūkurys, kuriame traukos dėsnis laiko viską, ko kada nors prašėte, yra tikra. Tai dabartinė gyva realybė. Jei ji nebūtų tikra, jūs nejustumėte emocijų. Ir jei nebūtų šios vibracinės realybės, jūs nejustumėte džiugaus jaudulio, kai artėjate prie savo troškimo, ir įtampos ar nerimo, kai nuo jo tolstate. Emocijos yra įrodymas, kad egzistuoja dvi jūsų versijos. Viena – jūsų fizinis aš, matantis dabartinę situaciją, kita – jūsų vibracinis aš, kuris jau yra ten, kur norite būti. Jūsų emocijos parodo santykį tarp šių dviejų būsenų. Kai jaučiate nepasitenkinimą, tai reiškia, kad gyvenimas jūs paskatino prašyti daugiau, tačiau jūsų vibracija dar netitinka to dažnio, kuriame yra jūsų noras. Tuo metu jūs labiau susitelkia į to, ko norite nebuvimą, nei į buvimą. Ir vis dėlto, kai labai aiškiai žinote, ko nenorite, tuo pačiu metu gimsta ir labai aiškus žinojimas, ko norite. Ar pastebite, kai labai nenorite kažko, tuo pat metu stipriai norite priešingo dalyko. Pavyzdžiui, jei jums paskambintų nepažįstamas žmogus ir pasakytų: "Sveiki, aš tik norėjau pranešti, kad daugiau niekada jums neskambinsiu." Jūs greičiausiai atsakysite: "Gerai, man tinka." Bet jei tą patį pasakytų žmogus, kuris yra jums brangus, jūs nesijaustumėte dėl to gerai. Štai priešingos bangos pusė. Kai žinote, ko nenorite, tuo pačiu sukuriate aiškų troškimą to, ko norite. Įsivaizduokite, kad problemos ir sprendimai egzistuoja kaip dvi tos pačios bangos pusės. Kai viena ryškėja, ryškėja ir kita. Tai logiška, tiesa? Jei žinote, ko nenorite, tuoj pat žinote, ko norite. Klausimas tik vienas: kur esate jūs, arčiau problemos ar arčiau sprendimų? Kiekvienoje situacijoje egzistuoja du stebėtojai: žmogiškasis jūs, matantis fizinę realybę, ir vidinis jūs, jūsų šaltinis, jūsų tikroji esybė. Šaltinis visada yra visiškoje darnoje su sprendimu, nes šaltinio vibracijoje nėra jokio pasipriešinimo. Kai tai gimsta noras, šaltinis iš karto tampa tobulų jo atitikmeniu. Taigi šaltinio požiūriu sprendimas jau yra. O kur esate jūs? Jei esate arčiau problemos, jaučiate įtampą, bet kai tampate vibraciškai panašūs į sprendimą, jaučiate palengvėjimą, ramybę, pasitenkinimą. Kuo mažiau pasipriešinimo, tuo daugiau harmonijos. Kai kontrastas sukuria norą, jūs prašote. Šaltinis nedelsdamas atsako. Tai pirmieji du traukos dėsnio žingsniai. Pirma, kontrastas sukelia norą, jūs prašote. Antra, šaltinis atsako, tampa vibraciniu atitikmeniu to, ko prašėte. Trečiasis žingsnis – leisti savo tapti atitikmeniu to, ko norite. Tai reiškia pašalinti pasipriešinimą, kad galėtumėte priimti tai, kas jau sukurta vibracinėme lygmenyje. Kai esate suderinti su tuo, kas iš tiesų esate, jūs esate sūkuryje. Ir kai esate sūkuryje, problema nustoja būti problema. Kodėl? Nes kai esate suderinti su sprendimu, su savo šaltiniu, jūs nebeprieštaraujate. Kai nėra pasipriešinimo, jūs esate leidimo būsenoje, kurioje įvyksta manifestacijos. Dažnai žmonės sako: parodykite man pinigus, tada būsiu laimingas. Parodykite man meilę, tada džiaugsiuosi. Parodykite man rezultatus, tada jausiuosi gerai. Bet taip jūs leidžiate išoriniai realybei treniruoti jūsų vibraciją. Ir nors realybė suteikia vertingą kontrastą, daugelis žmonių per ilgai sutelkia dėmesį į tai, kas buvo, vietoj to, kad jaustųsi pagal tai, kas yra dabar vibraciniu lygmeniu. Emocijos parodo, ar esate suderinti su savo tikrąja esybe.
Kai prašote pinigų, jie jau egzistuoja vibracijoje, bet kai nuolat galvojate apie jų trūkumą, jūs neleidžiate savo prisiderinti prie jų dažnio. Jei nustotumėte daryti tai, kas palaiko pasipriešinimą, manifestacija įvyktų greitai, labai greitai. Jūs esate savo realybės kūrėjai. Dar tiksliau, jūs esate savęs kūrėjai. Yra du jūs – fizinis jūs, kurį matote veidrodyje, laikinas, ir tikrasis jūs, esantis sūkuryje, jūsų vibracinis amžinasis aš. Fizinis jūs tai tik senos energijos atspindys, senos naujienos. Tikrasis jūs tai dabartinė tiesa, šaltinio išraiška. Kai fizinis jūs nesusiderinate su tuo, kas iš tiesų esate, jaučiate pasipriešinimą, vidinį diskomfortą. Tai ženklas, kad neleidžiate savo būti savimi. Kas yra pasitenkinimas? Tai akimirka, kai gyvenimas skatina jūs augti, o jūs vietoj to, kad priešintumėtės, renkatės mintį, kuri jaučiasi lengviau. Renkatės viltį vietoje abejonės, dėkingumą vietoje trūkumo, pasitikėjimą vietoj baimės. Ir kai renkatės geresnės mintis, jūsų vibracija pakyla iki atitikmens su sprendimu. Tuomet jaučiate palengvėjimą, pasitenkinimą, ramybę. Tai reiškia, kad judate savo tikrojo aš kryptimi. Kai tai darote, sūkurys pradeda traukti visus kooperatyvinius komponentus link jūsų. Ir kadangi esate atviri, jūs tampate vienu iš jų. Pasitenkinimas yra ženklas, kad esate sraute kartu su šaltiniu, kai leidžiatės vedami šaltiniu. Kai jaučiate susierzinimą, stabdote save. Kai jaučiate pasitenkinimą, leidžiate savo būti tuo, kas iš tiesų esate. Pasitenkinimas dažnai ateina anksčiau nei fizinė manifestacija. Kartais dieną, savaitę ar net mėnesį prieš tai, kai pamatysite rezultatą. Jei laukiate, kol pasijusite gerai tik tada, kai kažkas įvyks, atidedate ir jausmą, ir įvykį. Bet jei leidžiate savo jausti pasitenkinimą iš vidaus, manifestacijos ateina lengvai, natūraliai, greitai. Jūsų fizinė realybė tai tik vibracijų vertimas į pojūčius. Ji nuostabi, bet jei jums būtina pamatyti įrodymą, kad jaustumėtės gerai, stabdote savo pažangą. Supraskite šią vieną paprastą tiesą. Pasitenkinimas – tai leidimas. Palengvėjimas – tai pasipriešinimo sumažinimas. Kai jaučiate šiuos jausmus, tai ženklas, kad jūsų vibracijoje nebeliko pasipriešinimo ir šaltinis gali jūs traukti link to, ko trokštate. Manifestacija – negalutinis tikslas. Tai natūralus rezultatas, kai tampate vibraciškai suderinti su tuo, kas jau egzistuoja jūsų sūkuryje. Norime, kad įsisavintumėte šį jausmą. Norime, kad taptumėte priklausomi nuo pasitenkinimo jausmo, kad galėtumėte iš širdies sakyti, manifestacijos man yra antraeilis, svarbiausia, kaip jaučiuosi, svarbiausia mano ryšys su šaltiniu. Štai kas kelia jūsų vibraciją, štai kas pakelia jūsų dvasią, laimė tampa jūsų natūralia būsena ir manifestacijos tampa neišvengiamos. Būkite laimingi ne todėl, kad viskas tobula, bet todėl, kad tai esate jūs. Ignoruokite tai, kas šiuo metu jūsų netenkina, nes dabartinė fizinė realybė tai tik praeities vibracijos atspindys. Tai senos naujienos. Jūsų tikrasis gyvenimas vyksta čia ir dabar, vibracijoje. Čia slypi šaltinis, čia esate tikrasis jūs. Ir būtent čia gimsta tikrasis pasitenkinimas.